Sveiki visi, su jumis po ilgesnės pertraukos vėl aš, Vytautas Nica, ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie nekilnojamo turto mokesčio reformą naujo feodalizmo šviesoje. Paskutiniais kadencijos metais valdantieji pristatė iš pradžių mokesčių reformą apskritai, o vėliau šiai užstrigus bent jau nekilnojamo turto mokesčio reformą, kuri sulaukė daug kritikos tiek iš ekspertų, tiek ir pasipiktinimo visuomenėje. Galiausiai dėl jos surengtas didžiausias šiais metais visuomenės protestas, surinkęs kelis tūkstančių žmonių prie Seimo ir viso to pasekoje, galutinę priežastį išgryninti sunku, valdantieji patys susipyko dėl šio projekto ir šiandien prognozuojama, kad turbūt nesugebės jo priimti. Vis dėlto, tai vienas svarbiausių ir daugiausia klausimų sukėlusių politinių diskusijų objektų šį rudenį, todėl privalome jį išanalizuoti. Iš tiesų sunku ką konkretaus pasakyti apie pačią siūlomą nekilnojamo turto mokesčio tvarką, nes pagrindinis jos bruožas yra abstraktumas. Valdantieji tai pristatė kaip, kabutėse, pasitikėjimą savivaldą. Pasitikėjimas savivalda pasireiškia pirmiausia tuo, jog naujoji reforma numato itin plačias žirkles, tai yra apimti galima tarifų, nuo mažiausių iki didžiausių, kokius pagal siūlomą tvarką galėtų taikyti savivaldybės pačios nustatinėdamos nekilnojamo turto mokestį savo teritorijoje. Apatinė riba būtų 0,05%, viršutinė 4%. Dar viena iš šių taisyklė, jog nekilnojamo turto mokestis būtų taikomas turtui, kurio vertė viršyje 1,5 tos savivaldybės nekilnojamo turto vertės medianos. Pavyzdžiui, Vilniuje, kur nekilnojamasis turtas brangiausias, šis dydis sudarytų 90 000 eurų. Tai reiškia, kad priėmus planuojamas pataisas, Vilniuje už nekilnojamąjį turtą reikėtų mokėti mokesčius nuo 90 000 eurų vertės. Jeigu jūsų būstas kainuoja, pavyzdžiui, 150 000, jūs mokėtumėte už tuos 60 000 eurų, kurie viršyje 1,5 medianos. Tai vienintelis dalykas, kuris yra iš tiesų aiškus. Visa kita yra pasitikėjimas savivalda ir teisė savivaldybėms pačioms nusistatyti konkretų tarifą. Nieko keisto, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratus atstovaujantis Vilniaus meras Valdas Benkunskas viešai dėkojo už šitą pasitikėjimą, sakė, kad tai yra labai gerai. Dar daugiau, iš viešų šaltinių jau aišku, kad būtent pačios savivaldybių asociacija prašė vyriausybės numatyti tas plačias žirkles ir sudaryti galimybę joms nustatinėti pačius įvairiausius, kartais mažus, kartais didelius nekilnojamo turto mokesčio tarifus. Tai žinoma labai patogu abiems pusėms. Savivaldybės gauna laisvę tvarkytis pagal tai, kaip pačios nori, tuo tarpu vyriausybė nusimeta atsakomybę nuo savo rankų ir jeigu tarifai dideli, sako, čia ne mes, čia savivaldybės nustatė, jeigu ne, tada kokia puikiai vyriausybė. Taigi toks yra žaidžiamas žaidimas, kaip karštą bulvę mėtant atsakomybę už nekilnojamo turto mokestį. Atsakomybė mėtoma ir dar toliau, mėtoma iki pat Briuselio. Savotiškais etapais išaiškėjo, jog pasirodo nekilnojamo turto mokesčio reforma yra šios vyriausybės įsipareigojimas Europos komisijai. Iš pradžių tai nuskambėjo kaip savotiška nepatogi paslaptis, tarsi nutekėjus netyčia, galiausiai taip pradėta kartoti kaip savotišką pasiteisinimą, kodėl šios reformos iš tikrųjų reikia. Nes juk jeigu kažkas yra įsipareigota Europos komisijai, jeigu to reikalauja Briuselis, kalbant labai paprastai, ir yra rizika, o iš tikrųjų formuluojama, jog yra rizika negauti struktūrinės paramos milijonų iš ES, jeigu nebus įgyvendinta ši reforma, tai tada ją įgyvendinti reikia, tiesa? Netiesa, nereikia. Kaip jau viešai paaiškino Lietuvos deleguotas Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius, Europos komisija nereikalavo jokios konkrečios nekilnojamo turto mokesčio reformos. Europos komisija išsakė nuostatą, jog Lietuva turėtų plėsti nekilnojamo turto mokesčio taikymą, todėl, kad tai yra savo esme progresyvus mokestis, daugiau apmokestinantis turtingesnius, mažiau neturtingesnius žmonės. Apie tai kalbėta kontekste to, kad Lietuvai reikėtų ieškoti būdų mažinti pridėtinės vertės mokestį, kuris savo esme yra regresyvus mokestis. Toks mokestis, kurį vienodai moka
visi gyventojai nepriklausomai nuo savo pajamų vartodami kasdienio vartojimo prekes. Ir akivaizdu, pridėtinės vertės mokestis žmogui, kuris uždirba mažiausiai, sudaro didžiausią santykinę jo išlaidų dalį lyginant su visais kitais piliečiais. Taigi, būtent tokiame kontekste buvo išsakyta Europos komisijos pozicija, bet Lietuvoje tai buvo pristatyta kaip jos reikalavimas, kurį dabar būtina įvykdyti. Tokio reikalavimo nebuvo. Lietuvoje dažnai kalbame šią temą taip, tarsi dabar nebūtų jokio nekilnojamo turto mokesčio. Netiesa, yra. Lietuvoje egzistuoja nekilnojamo turto mokestis, egzistuoja jis visose išsivysčiusiose demokratinėse šalise, egzistuoja visose ES narėse. Klausimas yra tik, koks jis yra, koks jo dydis, koks jo modelis, taikymo mastas ir taip toliau. Čia išsame ir aiškia apžvalgą pasiūlė kolega teisininkas Ramūnas Aušrotas savo publikacijoje Delfi ir aš norėčiau pacituoti vieną jos dalį, kad suvoktume spektrą, kokie gali būti tie nekilnojamo turto mokesčio modeliai visada taikomi prie konkrečios šalies, socialinės struktūros ir nacionalinio ūkio ypatumų. Taigi cituoju. Vienos šalis, pavyzdžiui, Vokietija, Belgija, Airija, NT skaičiuoja tik nuo viso turto vertės, o ne atskirų nekilnojamo turto objektų vertės. Tai yra taiko taip vadinamai visuminė NT verte grįstą nekilnojamo turto apmokestinimo modelį. Esant tokiam modeliui, NT apmokestinimas nuo tam tikros viso nekilnojamo turto vertės, taigi vieną ar kelis nedidelės vertės NT objektus turintys asmenys mokesčio nemoka arba moka jį palyginti nedidelį. Tokiu atveju tai yra prabangos mokestis, kurį moka turtingiausiai, turintieji brangiausią nekilnojamą turtą. Toks modelis šiuo metu egzistuoja Lietuvoje, kurioje, primenu, čia jau nuo savęs egzistuoja nekilnojamo turto mokestis, nors mums daugeliu kartais taip net ir neatrodo. Tiesiu citatą. Dauguma Europos šalių apmokestina kiekvieną NT objektą, kitaip tariant, taiko visuotinį NT mokestį. Socialinio teisingumo užtikrinimui taikomos įvairios strategijos. Kai kurios valstybės nustato šio mokesčio lubas, pavyzdžiui, Švedija, kitos valstybės kiekvieną NT objektą apmokestina nuo tam tikros vertės, tai yra taiko apmokestinimo grindis, pavyzdžiui, Norvegija. Dar kitos taiko įvairias išimtis, pavyzdžiui, Italijoje nėra apmokestinamas pirmasis gyvenamasis būstas. Rytų Europoje, tai yra Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, nekilnojamasis turtas apmokestinamas ne pagal jo vertę, bet pagal jo plotą. Pavyzdžiui, Lenkijoje dar 91 metais priimtų įstatymų buvo įtvirtinta, jog yra apmokestinamas būsto naudingas plotas. Rytų Europoje tokį modelį padiktavo praktinė būtinybė. Sovietmetis ir sekusi masinė privatizacija lėmė, jog čia yra daug nekilnojamąjį turtą turinčių gyventojų. Slovakijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje nuosavą būstą turi daugiau kaip 90% visų namų ūkių, Lenkijoje virš 80% namų ūkių, Latvijoje, Estijoje, Čekijoje tarp 75–80% namų ūkių. Vakarų Europoje šis skaičius yra daug mažesnis ir tiesą sakant, tai yra daug blogiau. Tokioje situacijoje visuotinio NT mokesčio taikymas pagal nekilnojamą turto vertę tampa itin problemiškas, nes jį įvedus yra apmokestinama daug NT turtą valdančių, bet nebūtinai didesnės pajamas gaunančių asmenų. Iš esmės mokesčio bazė yra išplečiama viduriniosios klasės sąskaita, o tai gali sąlygoti nekilnojamo turto savininkų rato traukimąsi ir didesnę socialinę nelygybę. Čia išryškėja paradoksas. Turto mokesčiai, tarp jų ir nekilnojamo turto mokestis, yra tarytum kairiosios politikos postulatai, orientuoti į didesnę socialinę lygybę ir socialinį teisingumą. Apskritai mokesčių tiek taikymo bazės plėtimas, tiek jų didinimas yra siejami su kairiaja politika ir lygybės tikslais. Tačiau įsigilinus galima suprasti, kad kai kurie mokesčiai, jeigu yra per dideli arba per plačiai taikomi, gali pasiekti visiškai priešingą rezultatą. Tai yra kurti ne lygybę, o nelygybę. Būtent taip atsitinka su nekilnojamo turto mokesčiu, jeigu šio tarifai yra per dideli tiems, kuriems yra taikomi. Konkrečiai, per didelis nekilnojamo turto mokestis galėtų atvesti ir logiškai tikriausiai atvestų prie to, kad dalis jį mokančių žmonių tiesiog turėtų atsisakyti savo būsto, už kurį negalėtų išmokėti nekilnojamo turto mokesčio. Tai visiškai įmanoma. Paimkime pavyzdžiui 1% nekilnojamo turto mokesčio tarifą, tokį tarytum vidutinį tarp to, kas yra pasiūlyta vyriausybės ir įsivaizduokime, kokias sumas gali tekti mokėti už jį gyventojams Vilniuje. Nesunku suprasti, kad už, tarkim, 200 000 eurų vertės būstą, o tokie būstai tikrai nėra nei dideli, nei prabangus šiandien Vilniuje, reikėtų per metus mokėti 1000 eurų nekilnojamo turto mokestį. Daug tai ar mažai?
teisingas klausimas ir jį atsakyti galima tik vertinant Lietuvoje egzistuojančias viduriniosios klasės sąlygas ir apimtis. Tai trapi, siaura ir niekaip nesusiformuojanti, nes, sakyčiau, sąmoningai politikų dešimtmečiais neformuojama ir trukdoma jai susiformuoti vidurinioji klasė, kurioje daugybė žmonių turi būstus paskolų pagrindų arba kitaip viršiančius jų galimybės, patys negalėtų susitaupyti ir įsigyti to būsto iš savo pajamų ir neturi pajamų, kurios leistų jiems gyventi kitaip nei nuo algos iki algos režimo. Taip gyvenantiems žmonėms, gaunantiems didesnės nei vidutinės šiandien Lietuvoje pajamas, tačiau ne ypatingai didelės ir turintiems ne ypatingai brangų, tačiau medianas viršijančios vertės nekilnojamąjį turtą, iš esmės kiltų rimtas klausimas, ar jie gali mokėti tokį nekilnojamo turto mokestį. Jeigu ne, alternatyva yra be abejo jį parduoti. Ką valdžios atstovai gana atvirai ir pasakė, kad jeigu koks nors nekilnojamasis turtas tampa per brangus dėl nekilnojamo turto mokesčio, visada galite jo atsisakyti ir kraustytis kitur. Tarytum tai būtų tiesiog eilinis rinkos sprendimas. Valdantieji divagojasi, kad taip nebus. Štai Seimo pirmininkė žinių radijo laidoje aiškino, kad turintys įprastą nekilnojamąjį turtą ir jame gyvenantys, tai vadinasi, jeigu tas turtas yra ne kelintasis, o pirmasis, galės mokėti pačius mažiausius nekilnojamo turto mokesčio tarifus arba iš vis nemokėti nieko. Tai nieko nepagrįsti teiginiai, nes projekto tekste, teisės aktuose, kurie pateikti balsuoti Seimui, tokių nuostatų, tokių saugiklių nėra įrašyta. Labai panašiai taip pat žinių radijoje Gintarė Skaistė, finansų ministrė, aiškino, kad visuomenė yra gąsdinama mitais ir manipulacijomis, esą laukia tūkstantiniai nekilnojamo turto mokesčio dydžiai, tačiau to iš tiesų nebus. Bus ne kokia alternatyvi medija, o pati LRT suskaičiavo ir paskelbė spalio mėnesį, jog būtent Vilniuje, o taip pat Kaune ir Klaipėdoje laukia tie tūkstantiniai nekilnojamo turto mokesčio dydžiai ir net neskaičiuojant pačius didžiausius tarifus, o kad ir tą patį 1%. Gintis nuo kritikos motyvuojant, kad tai yra melas ir manipulacija, kaip tik ir yra melas ir manipulacija. Valdantieji motyvuoja, jog nekilnojamo turto mokesčio reforma reikalinga dėl didesnio biudžeto surinkimo. Tačiau biudžetas ir taip auga dideliais tempais, banaliai dėl infliacijos. Pateikta mokesčių reforma, net ir ta plačioji su pajamų mokesčių pakeitimais, kuri buvo pristatyta metų pradžioje, santykinai mažai ką pakeistų surenkamo biudžeto dydžiui, pridėtų jam gerokai mažiau nei kasmet prideda ta pati infliacija. Juo labiau mažai ką pakeistų nekilnojamo turto mokestis, nors sakoma, ne vieną kartą valdančiųjų sakyta, kad jis reikalingas didesniam biudžeto surinkimui. Taip nėra. Kadangi, kaip minėta pradžioje, mokesčio reforma numato labai plačias jo tarifų žirklės ir neaišku, kurie tarifai iš tiesų būtų taikomi, labai sunku prognozuoti ir konkrečius dydžius, kiekgi milijonų būtų surinkta į biudžetą šią reformą įgyvendinus. Tačiau ramindami žmonės, valdančiųjų atstovai po pirmosios kritikos bangos pradėjo kartoti, kad tie tarifai bus kuo mažiausi, patys mažiausi iš žirklių apačios, o tie didieji bus taikomi, dažniausiai tik tai apleistam, neprižiūrimam nekilnojamam turtui. Tačiau tokiu atveju nekilnojamo turto mokesčio būtų surenkama dar mažiau negu yra surenkama dabar, nors jis ir apskritai sudaro labai mažą tiek savivaldybių, tiek ir valstybių biudžetų dalį, nesvarbu su kuo lygintume. Taigi, kaip minėta, tie mažiausi tarifai ir principas, kad bus būtent į juos orientuojamas galutinis nekilnojamo turto mokestis, tai yra tušti žodžiai, nes niekur teisės aktuose tai nėra įtvirtinta. Bet tarkime, jeigu tai būtų tiesa ir jeigu jie būtų taikomi, valstybė dėl šio nekilnojamo turto mokesčio reformos surinktų tik mažiau šio mokesčio ir vadinasi vienas iš įvardėjimų pagrindinių tikslų surinkti daugiau lėšų į biudžetą būtų ne tik neįvykdytas, būtų nuo jo tolstama. Visiškai neaišku, koks vis dėlto tikrasis valdančiųjų tikslas ir ką jie čia daro šiuo klausimu. Labai rūsčiai šį klausimą apie nekilnojamo turto mokestį ir jo gelminius padarinius atsako savo komentare šio mokesčio klausimų profesorius Vytautas Radžilas. Cituoju. Tai nėra paprastas šalies piliečių apiplėšimas. Tai yra socialinė inžinerija, iš pagrindų keičianti mūsų visuomenės struktūrą ir demografinį veidą. Kryptingai manipuliuojant nekilnojamo turto mokesčio dydžiu, lietuviai praranda būstus ir emigruoja. Arba dirba užsienyje, kad susimokėtų paskolas, įskaitant ir NT mokesčius. NT vystytojų pusvelčiui supirkinėjami prastesni ir pigesni būstai virsta nuomojamais barakais, kuriuose įkurdami masiškai į Lietuvą vežama pigi
svetimšalių darbo jėga. Panašiai perimti geri būstai prestižinėse ir patogiausiose vietose paverčiami viešbučiais ir brangiai parduodami arba nuomojami turtingiems įnamiams. Vilnius sparčiai panašėja į Londoną, kuriame dėl neįsivaizduojamai išaugusių būsto kainų paprastiems anglams nebėra vietos. Citatos pabaiga. Tai nėra neįmanomas scenarijus, priešingai tai yra scenarijus, kuris praktikoje nekartą pasitvirtino vakarų Europos didmiesčiuose ir visiškai galėtų pasitvirtinti ir Lietuvoje, kuri virsta masinės imigracijos šalimi ir šiandien turėtų kovoti su augančiamis nekilnojamo turto kainomis, tačiau viską daro priešingai. Antrame diskusijų dėl nekilnojamo turto mokesčio reformos fone lieka nuomai įsigyjamas nekilnojamasis turtas. Ganėtinai aišku ir kol kas dar neprofesionalios žiniasklaidos priemonių apklausos vienareikšmiškai rodo, kad dauguma nuomotojų naująjį NT mokestį tiesiog perkeltų ant nuomininkų pečių, įskaičiuotų į nuomos kainą ir taip atsikratytų šios problemos. Faktas, kad problema kristų ant nuomininkų pečių ir šie žmonės šiandien neturintys nekilnojamojo turto dar sunkiau galėtų jį įsigyti, jam susitaupyti ir dar sunkiau plėstusi turinčiųjų nekilnojamojo turtą asmenų bazė. Tai gana akivaizdžios pasiekmes. Tačiau apskritai reikėtų žiūrėti iš kitos perspektyvos į nekilnojamo turto mokestį nuomininkų ir nuomotojų kontekste. Žmonės įsigyja nekilnojamą turtą nuomai kaip investicija, kuri galėtų jiems sukurti pasyvias pajamas, visų pirma pasyvias pajamas senatvėje. Tai kaip pensijų kaupimo fondų alternatyva. Todėl tokiame kontekste geras klausimas yra, kodėl valstybė skatina pensijų kaupimo fondus ir dalyvavimą juose, tačiau kuria naujas dirbtinės kliūtis investuoti į nekilnojamąjį turtą kaip pasyvių pajamų šaltinį. Analitikas Andrius Gudaitis uždavė štai tokį klausimą, kurį taip pat norėčiau pacituoti. Ar tokia valstybės pozicija, kai investicijas į pensijų fondus remia, o investicijas į NT apmokestina, taigi baudžia, nereiškia, kad finansų ministerijai nereikalingi lietuvių pinigai? Į nekilnojamąjį turtą investavęs žmogus pinigus palieka Lietuvoje, o pinigai investuoti į pensijų fondus didžiąją, jei ne visą dalimi, iškeliauja iš Lietuvos. Tai gal valstybei geriau skatinti žmonės savo pinigus palikti Lietuvoje? Citatos pabaiga. Būtent taip ir yra. Valstybė skatina ir remia investicijas į antrosios pakopos fondus, tačiau siekia atgrasyti nuo investicijų į nekilnojamąjį turtą. Kodėl? Kaip rezimuoja portalas Delfi, Seime po svarstymo stadijos šiam nekilnojamo turto mokesčio reformos projektui priregistruota bent 10 pataisų. Galima jas apžvelgti, ne visos jos yra svarbios, bet tarp jų yra siūlymai tokie, kaip mažinti mokesčio lubas iki 3 procentų vietoj dabartinių 4, savivaldybėms viešai skelbti, kokią infrastruktūrai panaudoja surinktas nekilnojamo turto lėšas, netaikyti nekilnojamo turto mokesčio pirmajam būstui, palikti galioti dabartinį NT mokestį, tik lėšas rinkti ne į valstybės, o į savivaldybių biudžetus ir taip toliau. Visgi svarbiausia turbūt yra Mindaugo Lingės ir Gintarės Skaistės pateikta pataisa, pagal kurią nekilnojamasis turtas kainuojantis iki 1,5 tos savivaldybės turto vertės medianos būtų išvis neapmokestinamas. Nekilnojamasis turtas, kurio vertė būtų didesnė, būtų apmokestinamas nuo 0,05 procento iki 0,5% to turto vertės dydžio mokesčių. Na, o didesni tarifai nuo 0,5% iki 4% būtų taikomi tik apleistam, neprižiūrimam nekilnojamam turtui, kuriame, visame pasaulyje tai yra toks būdas spręsti problemą, jeigu yra kažkoks nekilnojamasis turtas, kuris tiesiog dūla nenaudojamas ir kenkia aplinkai, mažina aplink esančio turto vertę, miesto vaizdą ir taip toliau. Tada valstybės ir savivaldybės taiko mokestį kaip paskatą arba tokį turtą, kuriuo nesinaudojama ir kuris yra apleistas parduoti, arba pradėti juo rūpintis. Ši konkreti pataisa, jeigu būtų priimta, iš esmės atitiktų viešas politikų kalbas skirtas raminti visuomeniai, tačiau kol kas nėra jokių ženklų rodančių, kad ji galėtų būti priimta, tai yra užregistruotas siūlymas. Koalicijos partneriai pykstasi tiek šiuo, tiek daugybė kitų klausimų. Laisvės partija dar iki balsavimų dėl nepilnamečių apsaugos nuo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisų, kurie tuo balsavimu labai nusivylė, jau prieš tai aiškino, kad nekilnojamo turto mokesčio reformos nepalaikys ir kol kas ekspertų prognozės yra tokios, jog šis projektas yra užstrigęs ir visiškai neaišku, ar apskritai šiai valdančiai daugumai pavyks jį priimti. Ką daryti? Pasaulyje šiandien kalbama apie masinės turto koncentracijos mažos dalies gyventojų arba investicinių fondų rankose
problemą, apie mažėjantį socialinį mobilumą ir apie nykstančią vidurinėje klasę išsivysčiusiose šalyse. Apie tai kalba ir neseniai lietuviškai išleista profesoriaus Joelio Kotkino knyga Neofeodalizmo atėjimas, kurioje aiškinamas šio reiškinio mastas, padariniai ir priežastys. Būtent neofeodalizmo grėsmės šviesoje turėtume aiškintis ir NT mokesčio klausimą. Tai, koks jis turėtų būti. Teisingas nekilnojamo turto mokestis turėtų atitikti kelias esminės sąlygas. Jis neturėtų kurti prielaidų žmonėms atsisakyti nekilnojamo turto dėl to, kad negali už jį susimokėti nekilnojamo turto mokesčio. Jeigu tokie dalykai vyktų, tai skatintų nekilnojamo turto koncentraciją, mažintų savininkų skaičių ir tai būtų priešinga visiems teisingiems valstybės tikslams. Taip pat nekilnojamo turto mokestis neturėtų sudaryti prielaidų savivaldybei kartu su vystytojais, tikslingai manipuliuojant nekilnojamo turto mokesčio dydžiu, atlaisvinti vystymui ypatingai patrauklius žemės sklypus, ypatingai gerose miesto vietose. Tokia tendencija ir grėsmė egzistuoja, jos apraiškas, užuominas apie tokią galimybę jau taip pat teko matyti įvairiose nacionalinės žiniasklaidos laidose. Tačiau nekilnojamo turto mokestis, kaip ir visa mokestinė sistema, turėtų būti nukreiptas į stabilios santuokinės šeimos ir į gimstamumo skatinimą. NT mokesčio atveju tai reiškia, kad patinė suma, nuo kurios yra mokamas NT mokestis, turėtų priklausyti nuo to, kiek yra ten gyvenančių asmenų, kokio dydžio yra šeima. Kuo daugiau yra vaikų, tuo didesnis reikalingas būstas, tuo jis greičiausiai bus brangesnis, tuo didesnė turėtų būti ir suma, nuo kurios už tą būstą mokamas nekilnojamo turto mokestis. Dabar siūloma reforma priešingai naikina net menkiausias paskatas santuokiniam gyvenimui, nes numato skaičiuoti bendrą šeimos sutuoktinių nekilnojamo turto vertę, kai tuo tarpu ligšiolinis NT apmokestinimas skaičiuoja kiekvieno asmens turtą asmeniškai. Iš kairės dešinės klišių išsilaisvinusi mokestinė politika, orientuota į bendrąjį gėrį visuomenėje, turėtų siekti kuo daugiau turto savininkų ir visų pirma nekilnojamo turto savininkų visuomenėje, kuo daugiau žmonių, kurie galėtų išlaikyti patys save ir savo trokštamo dydžio šeimą. Būtent tokia politika skatina socialinį stabilumą, sėslumą, prisirišimą prie valstybės, norą ją ginti ir kitus teigiamus reiškinius visuomenėje skatinančius tautos ir valstybės išlikimą. Taigi priešingai politika, kuri skatintų turto koncentraciją mažos dalies gyventojų rankose ar juo blogiau investicinių fondų rankose, būtų blogiausias galimas scenarius. Pasaulyje, kuriame aktyviai skatinama globalistinė vizija, jog žmonės turi neturėti turto, nebūti sėslus, būti lankstus ir dalyvauti globalioje darbo rinkoje, neprisirišdami prie jokio būsto ir nuobodomėsi visą gyvenimą, tai yra rimtas iššūkis ir vertindami NT mokesčio klausimus turime galvoti apie šį platesnį kontekstą. Apie jį kalbėsime artimiausiose laidose. Tiek šį kartą apie nekilnojamo turto mokestį ir susijusius iššūkius. Ačiū, kad žiūrite mūsų laidas. Sekite mūsų kanalą, paspauskite prenumeruoti mūsų laidas apačioje YouTube kanale, o taip pat galite remti mus Contribui platformoje. Ačiū ir iki.